Na, sveiki dar kartą, broliukai ir sesutės. Kaip tęsiu tą savo įdomienas iš terariumo gyvenimo. Kasgi tam terariume dabar toliau vyksta? Ogi terariume Jungtiniai karalystėje arba UK, nu, nežinau kaip jinai ten tiksliai, tai Didžioji Britanija, tai dar kažkaip vadinasi. Žodžiu, 100 pavadinimų ir neaišku kaip ten jinai vadinasi. Na ir žodžiu, UK sakysiu. Tai UK tai jau reklamuojamas, žodžiu, savižudybės, kaip teisė pasirinkti, kada numirti. Vat įsivaizduojat, kaip teisė pasirinkti. Nu, iš tikrųjų, tai tu gali tik pasirinkti, kad numirti anksčiau, vėliau negali pasirinkti. Gali tik anksčiau pasirinkti numirti. Tai tokia teisė kaip ir į vieną pusę čia tokia reklamuojama. Nu, kaip ir visos teisės ten reklamuojamas, kaip moterų teisės, ten vaikų teisės ir apskritai bet kokia teisė, kuri iš vis bet kokia teisė, jinai yra tik tai iš nevidono, nes žmogui iš tikrųjų jokių teisių nereikia, jis ir be teisių viską gali daryti, niekas jo iš tikrųjų neriboja, išskyrus jo paties sąžinės balsą, o visi kiti apribojimai, kaip ten įstatymai, visokios teisės ir taip toliau, tai yra tik tais nevidono išmislas, į nevidono sukurtą sistemą, sakykime, tam, kad suvaržyti tuos žmonės, apgauti juos, visai, nu, ir žodžiu, visai kitaip, sakykime, padaryti jų gyvenimą kuo blogesnį. Tai va, nu ir žodžiu, tai reklamuojamas iš tikrųjų savižudybės, kad žmonės galėtų su užplautom tom smegenim jau, kad galėtų eiti ir nusižudyti. Čia, kaip ir sakiau, nevidonai pati saldžiausia ta mirtis yra tokia, kur žmonės patys sąmoningai pasirenka, sakykime, mirti. Tai aišku, Kanados teritorijoje jau senai ten vyksta tas dalykas ir ten labai didžiuliai kiekiai žmonių kiekvienais metais žudosi ir daugėja tų žmonių, aišku. Tai ir ne tik Kanadoje jau ir daugėja tų, sakykime, šalių, kur, žodžiu, ateityje tai vis tiek bus visuose, tai administracinėse teritorijose, kad eik ir, žodžiu, nusižudyk. Tai va. Gerai, toliau žiūrim. NATO jau plepa, kad reikia pirmiesiams smogti Rusijai prevencinį smūgį. Nu, čia aišku, visokie plepalai yra. Tik tai plepalai, tas smūgis, aišku, ar tai jie pirmieji smogs, ar Rusija pirmoji smogs, tai visiškai neturi jokio skirtumo, viskas bus padaryta pagal planą, pagal scenarijų, o dabar yra plepalai iš vienos ir iš kitos pusės tiesiog dundukų paruošimui, patriotizmo visokių ten jausmų sužadinimui, nu, tai patriotizmas, tai galim dėti lygybę ženklą tarp idiotizmo iš tikrųjų, tai tokiu būdu, kad žmonės eitų tiesiog netolimoje ateityje vieni kitus žudyti. Tai va, tai tie smūgiai iš tikrųjų visi, va, pasižiūrėkite, jeigu dabar tas karas Ukrainos su Rusija, tai kasgi vyksta, kokie dalykai, kuo mes taip pat labai pasižymė, kad yra sprogdinami tiesiog gyvenamieji žmonės, nu, gyvenamieji namai, kur žmonės gyvena taikų, sakykime, ir su vaikais, su šeimom ir taip toliau, tam, kad sukelti kuo didesnį pyktį tų žmonių, sakykime, tarpe, tos šalies žmonių tarpe, kad daugiau, sakykime, būtų tų patriotų, kurie eitų paskui jau savo norų ir žudyti ten kitus, sakykime, ir aišku patys mirti būtent toj karo veiksmų teatre, tam vadiname, jie taip ir vadina, žodžiu, karo veiksmų teatras yra. Ir tam spektaklį reikia jiems, kaip sakykime, tų savanorių artistų, kurie sutiktų žudyti, nu, būti tais gladiatoriais ir žudyti vieni kitus. Tai Rusijai pasižiūrėkite, irgi sprogdinami gyvenamieji namai ir vat, Ukrainui sprogdinami gyvenamieji namai tam, kad būtent vat, kuo daugiau būtų tų dundukų. Niekas nesprogdina ten kokių nors savivaldybių, nesprogdina ten, kur, sakykime, renkasi visokios ten Rados dūmos, visokie seimai ir taip toliau. Ne, tokių dalykų nereikia sprogdinti, nes kažkas turi tuos dundukus visai, kaip, sakykime, įstatymų pagalba versti, nu, eiti į tą karą kariauti. O jeigu išnaikinsi tą vadinamą jau valdžią, tai kas tada organizuos dundukų srautą į tą aukojimo ceremoniją, į tą aukojimo spektaklį, teatrą, į gladiatorių tas, kaip sakykime, žaidynės. Tai va, tai todėl, žodžiu, vyksta visokie tokie va dalykai, kai yra sprogdinami tiesiog paprasti gyvenamieji namai, kur kuo daugiau gyvena paprastų žmonių ir, žodžiu, va, tokiu būdu, kaip ir sakiau, sukeliamas tas patriotizmo jausmas ir bėga tada visi jie vienas kitų žudyti. Nors iš tikrųjų tai turėtų bėgti ir pirmiausiai žudyti visus tuos savo visokius Rados narius, ar Dūmos narius, ar, žodžiu, nu, tos, kurie ten jų valdžioje ir organizuoja tas visas žudynės. Gerai, žiūrim toliau, kas čia toliau. USA. Naujasis jau ten atsirado nevidoniškas trendas. Tai koks tas trendas naujasis jau, žodžiu, atsiradęs, yra atsisakyti tėvų teisų. Nu, žodžiu, dabar vat, yra ten tokia Virdžinija valstija ir ten jau praktika virš 5 metų, kai skatinama, aišku, labai yra nevidono tarnų, kai, žodžiu, tėvai savanoriškai paima, atsisako savo vaikų, nu, ale kaip čia jie ten pavadina, atsisako naštos vaikų, ypač jau ten, kai vaikai
nei paauglystės kokios ten jau pradeda pasiekti. Nu, ir tiesiog atiduoda tos vaikus į vaikų namus. Nu, kur ten jie toliau keliauja iš tų vaikų namų, čia jau kitas klausimas. Bet, žodžiu, tėvai atsisako jų, vieni ten mažesnių atsisako, kiti didesnių, nu, nes gyventi yra nepatogu jiems su vaikais, reikia, žinot, vaikais rūpintis viską, o vis tiek pagal nevidoniškas vertybės, tai turėtum gyventi savanaudiškai, savo tik tais malonumai ir aišku, kad reikia tų vaikų kuo greičiau atsisakyti. Tai yra labai nemažai tų dundukų tenais jau. Taip, jeigu sakau, tai vyksta jau vienoje administraciniai teritorijai pasiteisina nevidonui, tai jis būtinai, aišku, perkels tą praktiką ir kitas administracinės teritorijas. Tiesiog skirtingose teritorijose bandomi skirtingi įvairūs scenarijai ir kurie pasiteisina, tai aišku būna perkelinėjami ir į kitas administracinės teritorijas. Na, galbūt atsižvelgiant tam tikrus niuansus, sakykime, kiekvienoje ten toj teritorijai. Na, tai žodžiu, tokia naujas toks trendas. Taip, ir kas čia dar? Dar tipo Alepo Trumpo pergalės, nu, iš tikrųjų ten jokios pergalės nebuvo, irgi buvo eilinis spektaklis, rinkimų spektaklis, kaip ir visuose administracinėse teritorijose, jokių rinkimų iš tikrųjų neegzistuoja terariume, visi rinkimai yra iš karto žinomi, su žinomais iš karto rezultatais, tai žodžiu įvyko spektaklis rinkimų su visokiam Trumpo peršautom auksim ir panašiai, ir po tokios jau Trumpo pergalės Amerikoje, toj USOje, 12 kartų padaugėjo vyrų, kurie nusprendė kastruotis. Tai tipo, nu, tie žinot, visokie transgenderiai ir visokie kitokie ten genderiai, dabar jau pabijojo, kad jau ateis Trumpas, galbūt jau uždraus ten visokius genderius, transgenderius ir, žodžiu, 12 kartų padaugėjo tų vyrų, kurie bėga kuo greičiau užsikastruoti, kol dar neuždraudė jiem to daryti. Nu, tai va, tai yra, kaip ir sakiau, labai daug, nu, jau čia net nežinau, ar dundukais gali vadinti, čia tiesiog visiškai idiotai, psichiniai ligoniai, kurie vat, bėga save visaip, savo kūną tą visaip kaip žalojo. Nu, ir nevidonos smegenys jau ten praplautos yra kaip reikiam. Toliau dabar žiūrim, kokios dar yra tos įdomienos tam terariume. New York Times paskelbė, kągi paskelbė tas New York Times, kad dirbtinis intelektas diagnozuoja ligas 90% tikslumu, o daktarai jau, žodžiu, diagnozuoja tik tai 74% tikslumu tas ligas. Nu, o daktarai, kurie dar naudojasi dirbtiniu intelektu, tai irgi tik tais 2% padidėja, 76% tada tikslumu jie jau tas diagnozuoja ligas. Nu, visos, aišku, tuos va tokios naujienos, kurias skelbia tas New York Times, tai yra grinai skirtos dundukam, tam, kad netolimoje visiškai ateityje visus jau tuos daktarus nevidono klapčiukus, kad galėtų pakeisti tas dirbtinis intelektas, nes nu, nebereikalingi tie daktarai, nes ne visai jie yra patikimi nevidonui, nes pasitaiko vis tiek vienas kitas, kuris, sakykime, dar tas sąžinės neišsioperavo tos savo sąžinės ir būna, kad žmogui patarė iš tikrųjų tikrus dalykus, o neseka aklai būtent to Bilo Geitso nustatytų gydymo protokolų, dėl ko sakau, kad Bilo Geitso, dėl to, kad visam pasaulyje iš tikrųjų visi daktarai dabar jau privalo gydyti, nu, kaip ne, visoje to žemės teritorijai, privalo gydyti pagal Bilo Geitso nustatytus gydymo protokolus. Nu, tai Bilas Geitsas, tai čia tik tai šiaip yra vienas iš nevidono tarnų, jisai yra įsteigęs su savo tais kitais nevidono tarnais draugeliais tokia pasaulinė sveikatos organizacija, o su jie paskui sudaro sutartis visos kaip valstybės tos vadinamos, tai iš tikrųjų tiesiog administracinės teritorijos, ir jos tada jau perima tos gydymo protokolus iš tos pasaulinės sveikatos organizacijos, perduoda tada savo būtent sveikatos ministerijoms, tos sveikatos ministerijoms ministerijos jau perduoda tada atitinkamai ligoninėms, ir ligoninės jau norėdamas gauti tuos pinigėlius, sakykime, finansavimus, privalo visas ligas gydyti būtent pagal iš pasaulinės sveikatos organizacijos gautus protokolus. Jeigu jos nusižengia nuo tų protokolų, tai tų pinigėlių tada negauna. Tai ir daktarai atitinkamai, aišku, kažkokių ten tų negauna bonusų ir taip toliau. Tai va, tai tiesiog yra toks labai paprasta schema tokia sukurta nevidono tarnų, kaip žmonėm sugadinti sveikatą. O iš tikrųjų, tai kaip ir minėjau, terariume niekas, jokiose ligoninėse niekas ten nieko negydo, o nu, kai kuriuos dalykus, aišku, gydo, visokie, kai lūžiai yra ten, nu, kažkokios traumos, nes nu, tokie dalykai, kurie yra akivaizdus, aišku, visą laiką jie yra padaromi, nes nu, neišeina, sakykime, sulūžiusios rankos dar labiau sulaužyti ir žmogui pasakyti, kad va čia taip reikia gydyti. Tai nu, čia jau kiekvienas žmogus supranta tą dalyką, bet jeigu tau ten yra koks nors kvėpavimo ten takų sutrikimas, dar kažkas, tai galbūt ten kažkokį kvėpavimo ten tą sutrikimą ir sutvarkys,
bet tvarkydami tą kvėpavimo takų sutrikimą, tai tau, aišku, sugadins ir inkstus, ir kepenis, ir sąnarius, ir, žodžiu, visą kitą. Nu, ir jeigu jau papuolė į tą medicinos voratinklį, į tas pinklės, tai realiai jau žmogus, kaip sakykime, sveikas iš ten tikrai neišeis. Tai, nes yra, kaip ir sakiau, tie visi protokolai gydymo, yra nustatyta, kur kokius reikia vaistukus, o iš tikrųjų nuodukus tam žmogui skirti. Ir tokiu būdu tam terariume visi tie žmonės yra nuodi. Taip, kas čia toliau dabar vyksta? Nu va, ir žodžiu, grįžtant dar prie to pačio klausimo, kamgi tas reikalingas dirbtinis intelektas, kad visgi dar pasitaiko tų normalių, sakykime, žmonių, kurie dirba ten toj medicinos sektoriui tame, o jau ir tai labai nepatinka tam nevidonui, žodžiu, jisai nori atsikratyti visais tais daktarais, kad už juos tiesiog visur sprendimus priiminėtų dirbtinis intelektas, o jisai jau, kaip sakykime, tikrai jokių ten, kaip jam bus nustatyta iš tos pasaulinės sveikatos organizacijos pagal tą protokolą, taip jisai tiem žmonėm ir paskirs tokius visokius ten gydymus, procedūras ir taip toliau. O paskui jau visi tie gydymai bus jau ne tai, kad ten tu savanoriškai galėjai gydytis, o bus iš vis tiesiog privalom. Nes visi telefonai jau ten seks ir balsą ir visą kitą, ir tik tai kažkas tai bus ir iš karto bėgs kiekvienas dundukas gydytis, niekas jo neklausys, jisai nori to ar nenori. Tai visas gydymas bus priverstinis. Čia aišku, tik tai pereinamuoju laikotarpiu, galiausiai vis tiek bus visi tie dundukai sunaikinti. Galbūt ne dundukam ir pavyks to išvengti, tai pagyvensim ir pamatysim, ant kiek čia bus tie gniaužtai nevidono, kaip čia pasakykim, tamprus, ar kaip čia matysim, ant kiek jisai stipriai bus užveržęs visas tas galimybės tiem žmonėm nepapulti į tos spąstus. Taip, toliau kas čia dabar? Dar vienas naujas psichinis sutrikimas plinta terariume. Ogi, koksgi tas naujas psichinis sutrikimas? Suaugę žmonės dabar jau laiko save kūdikiais. Na, žinot, kaip gali ten 50-metis vyras laikyti save 15 metų mergaitę, ten ir panašiai, o dabar jau, žodžiu, naujas dar trendas irgi toks atsirado, kad jau suaugę laiko save kūdikiais, jie, žodžiu, persirenginėja tokiais rūbais, kurie, kaip sakykime, panašus į kūdikių, pampersus ten užsideda ir taip toliau, tos soskės visokias ten čiulpia. Na, žodžiu, va toks dar vienas psichinis sutrikimas plinta. Na, nežinau, kam čia, gal čia kokiem pedofilam labai patinka paskui užsiminėti su tokiais kūdikiais ir taip toliau. Čia sunku pasakyti, šitos jau visokius psichinius sutrikimus ir nukrypimus, iškrypimus nelabai norėčiau gilintis, bet tokie dalykai vyksta, sakykime. Nevidono tarnai nesnaudžia, kaip ir sakiau, smegenėlės plaudamas ir žmonės eina iš proto. Tai USA, UK, Prancūzija ir kitos ten dar šalis visokios leido dabar jau, aišku, čia jau senos turbūt tos įdomienos, bet žodžiu, terariume tai leido, žinot, Ukrainai naudoti jau raketas ir į Rusijos gilumą. Ką tas reiškia? Tai kad reiškia, kad jau Rusijai pradėjo trūkti dundukui, žodžiu, savanorių dundukų karo tam, kaip čia sakykime, spektakliui, tam aukojimui pritrūko, o kad jų nepritrūktų, tai vadinasi, reikia palaidyti biškį raketų į gyvenamosius namus, aišku, ten laidys, niekas ten nelaidys į jokius ten karinius objektus, o į gyvenamosius namus kaip prilaidys, tai aišku, jau tie visi dundukai labai bus paskatinti, jau, žodžiu, jie sukils patriotiniai jausmai ir jais, aišku, tada jau begom visi užsirašinėti į tą karą su Ukraina, o paskui, aišku, bus ir jau su Europa, ne tik tai su Ukraina. Tai tokiu būdu, kaip sakykime, užtikrinamas yra dundukų srautas karo tam spektakliui, karo teatrui. Ir Putinas, žodžiu, tą progą paskelbė, kad paruoštų jau raketas Satana 2. Čia įsivaizduojat, kokia yra Satana 2 raketa. Yra turbūt ir 1 yra raketa dar Satana, ir 2, ir 3. Nežinau, kokia čia ta Satana 2, jau tipo ten kažkokia tai atominė raketa, kur labai ten stipri ir galinga. Ir tokiu būdu, aišku, vėlgi čia yra tik tais pliurpalai visokie terariumo dundukams, kad labiau pripratinti ir juos morališkai jau paruošti, psichologiškai paruošti būsimai didžiai utilizacijai, jau, kada jau prasidės ta didžioji utilizacija tarp NATO, ten Europos ir tarp Rusijos ar to BRICS ten viso bloko, ar nežinau, kokį ten jie vadinasi. Tai tiek turbūt bus tam kartui, dar truputį turiu tų įdomienų, tai dar vieną pabandysiu padaryti vidosiuką. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki.